Kone kas 10 susirgęs legionelioze miršta. Ši plaučių infekcija plinta per vandens aerozolį, tai yra įkvepiant mikroskopinius lašelius, prausiantis duše ar naudojantis čiaupu. Tai bakterijai išlikimo aplinkoje veiksniai, tai jie mėgsta šilumą, jei palankios sąlygos aplinkoje yra 20–50 laipsnių temperatūra ir vanduo. Tai jeigu ir dar yra vadinama, kad čia kaip ir gero gyvenimo infekcija, sakysime, kur yra vandentekis išvystytas, šaltas, karštas. Pagrindinė kliūtis bakterijoms karštis. Šiuo metu esant žemai lauko temperatūrai centralizuotame tinkle tiekiamas 85 laipsnių Celsijaus vanduo. Esant, šalčiui dabar už lango arba nusistovėjus, žemom išorės oro temperatūrom, iš akcinės bendrovės Panevėžio Energija yra tiekiamas aukštos temperatūros pagal temperatūrinį grafiką termofikacinis vanduo, tai yra 85 ir aukštesnė temperatūra, tai todėl yra sudarytos dabar palankios sąlygos atlikti karšto vandens tiekimų sistemo terminę dezinfekciją arba legioneliozę ir tuo pačiu išvengti legionelę bakterijų sukeliamų ligų. Vien sistemos perkaitinimo neužtenka, labai svarbus ir gyventojų vaidmuo. Panevėžio Energija atlieka, šilumos ir karšto vandens tiekimas yra užtikrinamas iki namų šilumos punktų įvadų, tai todėl, pačios namo vidaus šildymo ir karšto vandens, paprastai karšto vandens tiekimų sistemos techninė priežiūra, tai atlieka arba prižiūrėtojai, bet aišku atlieka ir patys gyventojai. Tai yra savo dušo galvučių, savo visų karšto vandens čiaupų priežiūra, tiesiog vandens nuleidimas, dezinfekavimas jo, kad neužsistoja. Pagrindinis, pats blogiausias atvejis, kada užsistoja vanduo. Saugumo taisyklės galioja ir grįžus po atostogų. Jei vanduo čiaupuose stovėjo ilgiau nei 2 savaitės, jo naudoti iškart negalima. Jeigu jūs buvote išvykę kažkurį tai laiką iš tos gyvenamosios aplinkos, ir grįžote ten po 10 ar daugiau dienų, tai rekomenduojama vandenį nuleisti prieš naudojantis dušu ar čiaupu, sakysime, kad ir virtuvėje ten iki 5 minučių ir tik tada naudoti jį. Pagrindiniai ligos simptomai – karščiavimas, galvos ir raumenų skausmai, sausas kosulys, apsunkintas kvėpavimas. Kad ir ta liga, tačiau jie sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. Iš esmės kvėpavimo takų susirgimą, dažniausiai pneumonija, sunkiai eiga dažnai būna, dažniau serga vyrai, kaip nebūtų keista, tam tikra jautresnė grupė yra virš 50 metų amžiaus, ir paprastai sergantys turi kitų pašalinių ligų. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams paskelbus dezinfekcijos datą ir laiką gyventojai turi ją atlikti. Labai svarbu, kad jos metu kelioms minutėms būtų atsukami visi karšto vandens čiaupai, įskaitant ir dušą.